neįsiinstalavau ChatGPT asistentą, tai turiu kitą asistentą, kuris čia man padės. Jo, aš padarysiu įžangą. Tai prieš savaitę buvo iš tikrųjų labai puikiai edukacija mūsų Justo. Mes mėgstam tai viens kitą paliesti savo tėvom, tai šiandien irgi nepraleisiu darbus. Bet labai pritarsiu jo pagrindiniai minčiai, kad reikia drąsos. Tai reikia drąsos ir dirbtinio intelekto pasaulyje, drąsos skirti tam laiko, duoti šansą. Bet kuriam įrankiui, kuris galimai gali tikti jūs. Tai čia GPT langus jau puikiai žinote. Šiandien jau pristatysiu įrankį, apie kurį niekas nežino, tai yra gerai, bandžiau čia pajuokauti. Tai yra toks įrankis Notebook LR. Ar kažkas žino šitą įrankį? Pakelti prašau ranką. O, labai gerai, tai tikiuosi dėmesingai žiūrėsite į demonstraciją. Tai aš šiandien kaip tik patogiai laikau vienu ranku mikrofoną, kitoj pelytė ir bandysiu tik naudojantis pelytę čia kažką naudingo gauti. Tai prisijungiau ir jau galiu kelti skirtingo tipo duomenų šaltinius. Tai jau skiriasi nuo ChatGPT, pavyzdžiui, nes galime ir Google Docs, Google Slides, interneto puslapius, YouTube filmukus akcentuojau ir kitą turinį. Tai šiandien mes įrašykime, pavyzdžiui, www puslapį. Nes tarkim, jūs susidomėjate naujų potencialių partnerių, iš kurio galimai pirksite kažkokią paslaugą ir tik įmonė. Labai profesionaliai tuo pasižiūrėsim, ką apie ją pasakys. Taip, yra įmonė, be reklamos negerai, mūsų BNI narys. Tai tokių duomenų šaltinių galime mesti iki 50 ir skirtingo tipo, dabar pradžiai dirbsim tik su vienu. Tai tik dirbant su pelyte paspausiu mygtuką FAQ, tai yra dažnai užduodami klausimai. Ir kol aš čia kalbėsiu, tai jis to padarys, išanalizuos visą puslapio turinį, iš jo, o jau padarė, iš jo sugeneruos dažnai užduodamus klausimus ir juos atsakys. Tai jeigu mes norim greičiau kažką apie tą įmonę sužinot, galim net neįti tą puslapį, o čia pamatyti, apie ką eina kalba. Tai kas yra svarbiausia vertinant marketingo efektyvumą? Marketingo efektyvumas vertinamas pagal skaičius. Reklama arba atsiperka, arba ne. Taškas. Šiaip pritariu, nes dažnai tą girdim iš Justo. Tada galime paspausti mygtuką Briefing Doc, tai yra tokia santrauka apie vėlgi tą bendrą informaciją prieinamą iš puslapio, kad ten neįti per minių punktus ir čia generuojasi. O, ir jau susigeneravo, kaip greitai, nespėjau net pristatyti. Čia aišku jau neskaitysiu, bet tai yra santrauka iš viso to duomenų šaltinio. Tai labai patogu, kai jūs domitės kažkuria tema, įmeskite keletą šaltinių, ar tai didelį PDF-ą, arba puslapį, arba YouTube filmuką ir galite čiato pagalba klausti jums reikiamo klausimo iš tų skirtingų kelių šaltinių iškart. Dar yra toks magiškas mygtukas Mind Mapas, kuris įdingo pas mane. Dingo. O, yra Mind Mapas, tai yra minčių žemėlapis. Tai aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu daug teksto, aš mėgstu lenteles, struktūrą ir aš kaip skautas irgi mėgstu medį, mišką. Tai čia labiau primena būtent gamtą, tai aš per tą informaciją galiu vaikščioti taip vizualiai. Na, mane domina, pavyzdžiui, paslaugos, ar ne? Arba domina, kas čia sprendžiamos įtampos. Ir kodėl, pavyzdžiui, galima jos pasirinkti. Orientuoti rezultatą, gerai. Priežastys pasirinkti mus. O čia labai ieško, radau. Bendrausime žmonių kalba. Žinokit, čia labai didelis išskirtinumas, ypač šiais laikais, kai dauguma jau kalba ne žmonių kalba, o avataro kalba. Tai tikrai rekomenduoju šį įmonę. Ir dar, kad tai yra profesionalų komanda, pasižiūrėkime, ar taip ir yra. Spaudžiant jos, kai paspaudžiant to medžio šakos, tai tada man parodo informacijos šaltinį, iš kur tą paėmė. Ir matau, kad čia vienas iš profesionalų yra Justas Karžinskas. Na, man jau ramu, galiu dirbti su šitą įmonę. Taip, ir paskutinis desertui yra toks mygtukas, dar vienas, tiesiog paspaudi Generate ir per keletą minučių susigeneruos podcastas. Tai kai aš neturiu laiko skaityti, o tarkim, bėgioju, važiuoju mašiną, tai galiu pasiklausyti įdomesnę formą apie šią informacijos šaltinį. Tai čia nelauksim, kol sugeneruos, aš jau esu paruošęs. Tai ten būtų kažkas tokio. Mūsų taikiklyje viena skaitmeninės rinkodaros agentūra. Na, tiksliau tai, kaip jie save pristato internete. Bandysim suprasti jų filosofiją. Ir ką tai reiškia tiems, kas ieško tokių paslaugų. Pagrindinė mintis, kuri man krito į akis, tai labai aiški pozicija dėl skaičių. Jie sako, reklama arba atsiperka, arba ne. Ir viskas. Tai va, ačiū labai.